Šiuo metu vyksta protestai. O dėl ko? Dėl LRT. Kuo naudingas LRT? Tai vienintelis kanalas be reklamų, kuris teikia ne tik šviečiamą naudą, bet ir užsiima visuomenės informavimu. Jau ne pirmas ir matomai ne paskutinis kartas, kai norima perimti šio kanalo kontrolę. Prieš tai buvo konservatorių bandymas 2010-aisiais. Dar prieš tai buvo bandymas 95-aisiais. Vakar įteikęs radio ir televizijos valdybai atsistatydinimo pareiškimą, Laimonas Tapinas pasakė: aš negaliu pakeisti to, ko negaliu pakeisti. Ir aš nenoriu atsakyti už tai, ko negaliu pakeisti. Nenoriu būti politikų žaibolaidžių ar buhalterių ar departamento klerku, kurį nuolatos galima kvietinėti ant kilimo. Esu pakankamai laisvas žmogus, kad galėčiau rinktis. Radio ir televizijos valdyba balsavo teikti ar neteikti Lietuvos radio ir televizijos generalinio direktoriaus atsistatydinimo pareiškimą Seimui. Pirmą kartą balsuojant iš 17 valdybos narių tam pritarė tik 5. 5 nariams išėjus iš posėdžio, antrą kartą balsuojant 10 buvo už, 2 susilaikė. Iš išorės viskas atrodo gan paprastai. Naujos įstatymo pataisos turėtų palengvinti LRT direktorės atleidimą. Dalykas, kurio visi gražuliai, puidokai, šeimos maršai ir sąjūdžiai reikalavo nuo 21 metų. Prezidentas šio klausimu tyli. Šiuo metu LRT direktorius gali būti atleistas tarybos sprendimu. Tam reikia 8 iš 12 tarybos narių sprendimo. Kaip priežastį cituojant viešo intereso pažeidimą. Pagal siūlomą naują įstatymo projektą, direktorės atleidimui užtektų paprastos daugumos LRT taryboje. Pradžioje siūlyta sumažinti iki 6 narių, dabar siūloma nuo 7. Slaptu tarybos balsavimu. Be būtinybės pateikti argumentus apie viešą interesą. Įstatymo pataisos yra svarstomos skubos tvarka, kas kelia įtarimų. Pagal naujai paviešintas įstatymo pataisas, LRT taryba gauna naujų galių, o konkrečiai nustatoma, kad be tarybos pritarimo LRT naudojimuose kanaluose ir LRT interneto svetainė be tarybos leidimo neleidžiama veikti kitoms žiniasklaidos priemonėms, radio ir televizijos stočių, interneto sklaidos kanalų ar jų atstovams. Tai yra žmonės, kurie dirba Laisvas TV ir kitose interneto žiniasklaidos priemonės negalės dalyvauti LRT laidose. Taip pat atsiranda atskiras tarybos biuras, organizacija, kuri palaikys tarybą ir bus išlaikoma iš LRT biudžeto. Ir čia dar ne viskas. Šita schema galimai turi 3 komponentus. Galimai. Pirmas – tai viešojo transliuotojo perėmimas. Antra – komercinės žiniasklaidos užslopinimas. Ir trečia – pavienių žurnalistų ir aktyvistų užslopinimas. Yra žmonių suinteresuotų iš Lietuvos padaryti Vengriją, Slovakiją, Sakartvelą ar Moldovą. Šalis, kuriuose nacionaliniai transliuotojai teigia, kad ne viskas taip vienareikšmiška ir kur nacionalinis transliuotojas yra palankus valdančiai daugumai. Seime opozicija griebėsi filibusterio taktikos. Tai yra užimti laiką, kol pataisomis ir ilgomis kalbomis bus nustumtas įstatymo pataisų svarstymas. Ši taktika davė savų rezultatų. Tačiau nereikia pamiršti, kad ją gali naudotis ir priešiškos Lietuvai jėgos. Ypatingai, kai katinas nudegalys gauna balso teisę. Dalia Asanavičiūtė Gružauskienė, pataisa numeris 60 iš papildomos komiteto išvados. Taigi, mano šita pataisa yra tikrai svarbi, kaip ir visos kitos, aišku, turėsiu dar svarbesnių, tai aš juos akcentuosiu, apie tai, kad vis dėlto LRT generalinis direktorių dėl nepasitikėjimo juo gali atleisti iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laiko tik tuo atveju, jeigu Seimo narės Agnės Širinskienės katinas Nuodegulis išreiškė juo nepasitikėjimą. Ir toliau vėl bus numeris 62. Prašom atsidėmėti. Balsavo 74 Seimo nariai, balsavo 74 Seimo nariai, 43 už, 23 prieš, susilaikė 8. Agnė Širinskienė, prašau, kolegė. Na, aišku, mano Nuodėgulis matyti yra dėkingas, bet ponai socialdemokratai, kokį farsą jūs Seime darote, priimdami tokius pasiūlymus? Aš manau, kad Brazauskas jau ne kapuose vartosi, matydamas, ką jūs darote Seime ir kokias sąlygas jūs sukūrėt. Esmė tame, kad tai nukels viskai pavasario sesiją, kas duos šiek tiek laiko LRT. Dabar, ar Nemuno aušra tai bandys įgyvendinti greičiau? Faktas. Per tą laiką žmonės išsiryškins pozicijas.
kadangi bet kokia kaina yra stengiamasi prastumti šias pataisas. Kaip būtų įvardinti mano prieš tai minėti punktai galimai? Pradžioje visi verks, kaip lėšas panaudoja nacionalinis transliuotojas. Bus skatinamos abejonės dėl laidų kokybės, dėl transliuotojo šališkumo ir panašiai. Dabar jau tą matome. Pavyzdžiui, toks Žemaitaitis nėra patenkintas ir taikosi visus. Jis teigia, kad Beatos Nicholson laidos kainuoja baisiai brangiai – 238 000 eurų per metus. Taip pat Žemaitaitis teigia, kad jis gali padaryti už pigiau, nesuprasdamas, kiek viskas kainuoja. Ir aišku, puolami visi su LRT susiję žmonės. Beata Nicholson pati iš savęs yra sėkminga moteris ir gyvenime daugiau pasiekusi, nei tai pavyks Žemaitaičiui ir jo draugeliams. Taip pat kuriamas pasakojimas, kad LRT yra politiškai šališkas ir kad yra konservatorių marionetė. Po nacionalinio ateis eilė ir komerciniai televizijai. LNK, TV3 jiems pradės taikyti teisinius apribojimus ir stengsis eiti per jų reputaciją. Prieš žurnalistus bus panaudoti SLAPP, ieškiniai prieš visuomenės dalyvavimą, taip stabdant jų veiklą. Taip pat bus galima juos spausti per finansus ir galiausiai juos diskredituoti, kaip nepatikimus, ar antivalstybininkus ir kitus panašius. Galiausiai bus sukelta baimė dėl teisinių ir reputacijos pasiekmių. Kokia žmonių reakcija? Kol kas šio video kūrimo metu jau vyko 2 mitingai – gruodžio 9 ir gruodžio 17. Abu praėjo ramiai, nors buvo tokie personažai kaip Ragelskas ir Celofanas. Juose susirinko daugiau žmonių nei per visus šeimos maršus ar Celofano mitingus. Piliečiai sugeneravo nemažai memų apie susidariusią situaciją ir susirinko žmonės, kurie buvo normalūs, be kartuvių, be kažkokių nesąmonių, be riaušių. Tačiau, kas suaktyvėjo internete, tai botai. Jie dirba ir TikTok'e, ir Facebook'e, ir kitose platformose. Taip pat ir visiems žinomi veikėjai, kurie tuos susirinkusius vadino bedarbiais, surušiniais ir visais kitais. Sklando ir visokios teorijos, kad matomai gauna jie pinigus milijardus iš Sorošo, Bilderbergio, Amerikos. Tai aišku, tai yra eilinės tų žmonių nesąmonės, kurios jos skleidžia. Nes tikriausiai pavydas ima, kad maršai tiek žmonių nepatraukė. Pats negalėjau dalyvauti ten, tai palaikau mintimis. LRT negali tapti OPTV. Ir šiandien, tai yra 25 metų gruodžio 18, protestai vyks toliau. Šalin rankas nuo laisvo žodžio. O su jumis buvo Šnalis ir ačiū, kad žiūrėjote. Kaip gaila, tu nesupranti. Maniau, kad kitoks esi. Baimės, kurias tu slepi. Ilgai šnarės tavo ausy. Ir žodžiai kartais sužeidžia, kartais